Iš to mūšio, pagal ikonografijos šaltinis, būtent Valdas Rakutis nustatė tą mūšio vietą būtent ten, kur mes dabar stengiamės jį surasti. Ir jo iniciatyva, ir aš manau, tikrai turi idėją, apie kurias mes po to pakalbėsime apie mūšio įamžinimą, kad tas mūšis neliktų vien tik tai mūsų nuotraukose, kur su ieškikliais vaikštom, neliktų vien tik tai konferencijoje, bet mūšio vieta būtų kažkaip tai įprasminta būtent toje vietoje arba kažkur tai netoliese, kad tai būtų lankoma vieta, lankytina vieta kaip karo istorijos entuziastams ar tiesiog kitiems pravažiuojantiems. Prašau, Valdai, jūsų pranešimas apie tiesiog Saločių mūšį, nes viską nuo A iki Z žinot, tai galit kalbėti labai ilgai. Na, iš tikrųjų, kaip sako, nepaleidė mūšio, tai mūšis tavęs nepaleidė. Nebegali kokios tai distancijos su juo turėti, jau kad tam tikrų laikų gyvenai tame mūšyje, nes, žinau, kaip apie profesiją sako, tai kas atsitinka istorikui, kai jisai kažką reikia, jisai kaip suaugęs su ta tema, kad jis apie ją žino apie savo gyvenamąjį laikotarpį. Čia toks mūsų šeimos šposas yra, kad žmona eina ir kažkas pasako, bet jis sakiau, konservatorius. Tai va čia yra tas toksai iš tikrųjų žmogui labai svarbus dalykas. Na ir tą norėčiau pasakyti, kadangi mūsų konferencija vadinasi naujausi tyrimai, tai negaliu kalbėti apie tai, kas buvo 94 metais, Liepos mėnesį, kada mes tą vietą radom. Ir buvo kelios konferencijos po to, bet ir tai, kas buvo padaryta per tą laiką, kokios naujienos yra atėjusios. Tai tos naujienos yra tokios, kad man teko malonumas ir garbė tirti Darsūniškio mūšį. Tyrimas pasirodė po 13 metų, tai yra šį pavasarį pasirodė tas tekstas, reiškia, kad kiek metų praėjo. Bet tai yra labai laike artimas mūšis, kaip matote, pagal apimtis jis yra toksai netoli vienas kitos stovintis ir tai leidžia daug ką pasakyti apie tą švedų stebuklą. Nes tas stebuklas jis visada buvo akivaizdus ir jisai susideda iš tokių kelių dalykų. Tai pirmiausia, švedai yra raštinga tauta ir po mūšio aprašo įvykius. Ir kadangi žmonės nemeluoja, toks keistas dalykas. Jie tiesiog nemeluoja. Ten gali skirtis kažkokie skaičiai, bet matyt dėl to, kad ir tuo metu nebuvo iki galo aiškus. Bet iš esmės absoliučiai tikslus ir tos reakcijos vieną kitą papildo iš skirtingų kampų, kurioje gali pasakyti 100%, kad jie nemeluoja. Skirtingai nuo maskolių, pas mus dažniausiai iš vis nefiksuoja tokią lietuvišką tradiciją. Aš paklausiu dabartinių generolų, kas parašė memuarus, tai atsakymas jau dabar yra keli memuarai parašyti, bet dažniausiai neįprasta pas mus rašyti. Negražu. Užgavusi ką nors. Ir tokiu būdu mes tos praeities nežinom. Tai va tokia situacija yra su šitais visais mūšiais, kad iš švedų pusės mums aišku ten beveik viskas, o kitą pusę tenka piešti, reiškia, kažkokiais stambiais potėpiais, plus minus 1000 žmonių, ar ten keli šimtai, reiškia, ir taip toliau. Nes nėra ką atsiremti, relacijų tiesiog nėra. Maskoliais pasitikėti negali, meluoja gyvatės, visada meluoja puikiai, todėl kad nuo to, kai parašysi raportą, kaip visi stereotipas. Tai yra toks labai paprastas dalykas, nėra verifikacijos sistemos, apskaita yra labai nelatinga, dažnai grobstimai ir taip toliau. Dėl to yra labai sudėtinga kažką pasakyti. Ir štai tokie nauji faktoriai. Na ir dar noriu pasakyti tokį faktą, kad karo akademija 14 metų dėsčiau karo meno istoriją ir mes su karininkais darydavom mūšių tyrimus. Tai yra vėlgi labai didelė patirtis, kaip tos mūšius tirti, į ką kreipti dėmesį. Na ir gal dar vienas svarbus dalykas, kad akis yra treniruojama. Reiškia, tas iš 100 mūšių praeini, o dar keletą ištyri laukia ir gintas, kad šitą dalyką turi, reiškia. Tai to specialisto įžvalgų yra irgi svarbi. Jis tiesiog mato daugiau. Jis atkreipia dėmesį, užduoda klausimus, kurie reikalingi ir todėl karo istorija, ypatingai karo meno istorija, yra tikrai savarankiškas mokslas ir dėja mes tokių žmonių turime Lietuvoje labai mažai ir nevystom šito korpuso ir teitingai, jisai neauga, bet mes mūsų asmeniškai dalykai susideda. Tuo tarpu tos metodikos turi būti išgirtos ir turėtas kariškas akis, kad galėtum įvertinti tą situaciją ir galvoti, kaip tie žmonės ten buvo ir kodėl maždaug jie tą galėjo padaryti. Bet susiduri su kita problema. Tos tavo įžvalgos yra laikomos tavo nuomonė. Ir kartais užtrunka labai daug laiko
Saločių mūšio atveju 30 metų, kad pasiekti rezultatą ir kada tik tai archeologai pradėjo kažką tai daryti, tai aplinka patikėjo. Ir iki tol tai buvo visą laiką tokia problema. Man teko parašyti 4 straipsnius apie šitą mūšį, tu iš jų Lietuvoje, tu iš jų užsienyje, tai pavyzdžiui Lenkijoje padarai pristatymą apie mūšį su visom schemom, prieina rimti specialistai, sako, ką tu meluoji, sako, nebuvo tokių mūšių. Nu, tai žinot, grandas pasakė, studentas, nu ką jis tai gali pasiginčyti ir tokiu būdu, reiškia, tas tęsiasi dešimtmečiais. Nu, nebuvo. Paskui jau švedai publikuoja, tokie jau. Lenkų supratimu iš vis šito karo veiksmų teatro arba nebuvo, arba jis buvo visiškai neskradus. Tuo tarpu jisai turi savo tam tikrą svarbą ir tie skaičiai nebūtinai pasako, reiškia, svarbą pačio mūšio, nes dažnai neskaičiai lemia, o tam tikri kiti faktai. Tai aš valgysiu čia dabar tą techniką įveikti. Na, bet yra situacija. Apie ją Mindaugas daug pasakė, palengvindamas man darbą, ačiū jam labai. Bendrai noriu pasakyti, kad nepaprastai apsidžiaugiu sužinojęs, kad yra toks žmogus, kuris tyrė 18 amžiaus pradžią, nes vienas žmogus visiškai nepajėgus nieko padaryti tokios šimtmečiais. Ir kartais, kai 20 amžiaus istorikai verkia, sako, kad šitam įvykiui mes tik 7 esam, sakau, tai mes gal 200 metų sėdėme. Tai čia ta prasme reikia suprasti, kad kiekviena galva, kiekvienas patyrimas, kiekviena mokykla yra be galo vertinga. Čia tam paveiksliuke pavaizduota Dauguvos mūšis arba ilgosios krūties operacija Saksų kariuomenės, kuri pradėjo tą karą mūsų regione. Na, 3 šitie lyderiai, jie mums yra labai visi svarbus, nes visi čia dalyvauja vienaip ir kitaip mūsų mūšį. Tai yra Friedrichas Augustas arba Augustas II, reiškia, taip reikėtų pasakyti, Lenkijos, Saksonijos ir Lietuvos valdovas. Būtent jo laikais Lietuvos pavadinimas dingsta nuo patrankų, nes Saksonija išstumia Lietuvą. Lietuva tampa 3-ąja provincija, kažkur degraduoja Žemaitijos kategoriją. Tai labai narsus, drąsus, labai viešiems ryšiams tinkamas ir moterim labai patinkantis žmogus, kuris iš tikrųjų gerai pasižymėjo Vokietijos imperijos karuose su Turkija ir sudarė sąlygas patikėti, kad Lietuvos ir Lenkijos valstybė pasieks esminį persilaužimą kovose su savo priešais. Už tai buvo palaikomas iš esmės mūsų krašte, gal ne visuotinai. Bet jis kaip asmuo labai daug žadėjo ir dėl to mes jį išsirinkom ir deja turbūt tapo vienu blogiausių mūsų valdovų, nors Dresdenas suklestėjo ir Saksonai tai yra pats sėkmingiausias valdovas. Petras Aleksiejevičius, mes žinom kaip Petrą I, yra taip pat labai gabus žmogus absoliutizmo istorijoje, užimantis vieną iš esminių vaidmenų. Apie jį būtų galima taip pat labai daug kalbėti, tai yra labai eksperimentus linkęs žmogus ir daug ką pakeitęs Rusijoje, gal ne taip kaip apie ją daug šneka, bet vis tik tai yra labai daug ką keitęs. Ir jo vaidmuo, jo šešėlis šitam mūšyje yra labai akivaizdžiai matomas ir ta Maskolių kariuomenė, kuri čia ateina, jinai yra labai didelių permainų laikotarpių kariuomenė. Jinai iš tikrųjų yra dar atsidavus po Varšuvos mūšio, bet iš šitos naujosios krypties ir vėliau užaugs Rusijos imperijos kariuomenė. Na ir Karolis XII yra karalius karys, Lietuvoje gyvenęs, čia Žemaitijoje nemažai veikęs, asmeniškai turintis Aleksandro Makedoniečio kompleksą, bet turintis absoliučiai pajėgas. Tai yra psichinė liga, bet šiuo atveju labai didelė sėkminga, tai yra labai drąsus žmogus, asmeniškai dalyvavęs mūšiuose, pačiuose pagrindinėse, ir sukūręs tokį įvaizdį savo karių tarpe, kad tai buvo turbūt vienas garsiausių karalių švedams, o kadangi tai buvo ne pirmas toks karalius, švedų pasitikėjimas karūna, o karūnos pasitikėjimas švedais tai yra tas faktorius, kuris nulėmė daugelį jų sėkmės. Ir kada baigėsi šitie karaliai kariai, tai iš esmės baigėsi Švedijos didybės laikotarpis. Apie karo veiksmų teatrus jau Mindaugas daug kalbėjo. Aš čia norėčiau tik atkreipti dėmesį, kad iš 29 metų Lietuvos teritorija aktyviai dalyvauja nuo pat karo pradžios iki maždaug 1709-8 metų. O vėliau jau yra toksai tam tikra prasme užnugaris. Taigi mums tas karo pirmasis etapas arba pirmieji etapai yra patys svarbiausi. Bet jeigu mes pažiūrėsim geografiškai štai šitos karo veiksmų, jūs pamatysite, kad Lietuva yra centre mūsų šito karo veiksmų. Ir tai, kas čia vyksta, yra be galo svarbu, nors ir nevyksta čia gal patys esminiai įvykiai.
Kariuomenės. Kas ta švedų kariuomenė? Turbūt nedaug pameluosiu, kad 17 amžiaus vidury geriausia kariuomenė pasaulyje. Geriausia kariuomenė pasaulyje. Kas ją sukūrė? Ją sukūrė du žmonės, galbūt vienas iš jų dar labiau, tai yra Švedijos toks Södern Manglando kunigaikštis, vėliau karalius Karlas IX, mūsų Zigmanto Vazos varžovas, kuris pabandė sukurti naują tipų švedišką kariuomenę Nyderlandų pavyzdžiui, jam nelabai sekėsi, šitas Salaspilio mūšis buvo sumuštas. Ir štai jo sūnus Gustavas II Adolfas yra nepaprastas kariuomenės reformatorius, kuris ir sukūrė Švedijos kariuomenės stebuklą. Net turi keletą priežasčių, kodėl tai yra. Tai pirmiausia, šita kariuomenė daugiausiai mėgina kraštą, bet kariauja užsienį. Tokiu būdu valstiečiai užaugę eidavo kariauti, užsidirbdavo pinigų, grįžę pasistatydavo ūkius, gimdydavo vaikus ir taip gyvendavo. Ir taip toliau. Tai čia buvo apie 100 su viršų metų šitą tradiciją. Ir tai suformavo švedų teigiamą požiūrį kariuomenę. Ir tai yra vieta užsikarti pinigo gyvenimą. Ir čia yra toks jų reiškis. Antras dalykas - laisvi žmonės, niekada nebuvo baudžiavos. Kariuomenę labai sunku komplektuoti, ypatingai pėstininkus, jeigu nėra laisvųjų valstiečių. Tai va čia Lietuva, kuri neturi laisvųjų valstiečių, o turi stambius ūkius, netinkama visiškai karo tarnybai, nes kaimo žmonės yra nemotyvuoti, nes jie neturi savo žemės ir kurios yra labai mažai. Tai čia tokie yra, visuotiniai dalykai. Trečias - teritorinis komplektavimo principas. Visi kariai tarnauja savo daliniuose, savo regione. Ir jeigu kas nors pabaigia tarnybą, grįžta namo, arba žūsta, arba būna sužeistas, jų vėl iš to paties kaimo nusektas. Tokiu būdu visi, kas mūšyje dalyvavo, visi matė vienas kitą, nes iš vieno kopio, iš vieno regiono, visos moterys ir merginos žino, kaip tu kariavai. Tai nėra kur pasislėpti. Šitą principą taip pat naudoja ir Suomijos kariuomenė, ir tas Suomijos kariuomenės principas jai padėjo labai sėkmingai kariauti 39-40 metų. Žinoma, nevertingoji kariuomenė. Na ir daug taktinių dalykų, kurie jau šiuo atveju mums netaip svarbus, nes 17-18 amžiaus sąvartų įvyksta kariuomenės reforma. Aš apie ją truputėlį pasakosiu, nes jinai mūsų mūšių yra esminė. Tai yra pokyčių laikas. Na, jeigu paprastai šnekant, tai kariuomenės pereina pėstininkai nuo pikės ir muškietos kombinacijos prie fuzėjos arba šautuvo su durtuvu sistemos. Ką tai reiškia? Kad patobulėja spynos ir šautuvų spynos iš daktinių ratukinių pereina prie titnaginių spynų. Tai gerokai padidina patikimumą pačio šautuvo. Ir jo šautumo funkcija yra daug svarbesnė negu kad ten tos ietis, kurios saugodavo nuo kavalerijos. Ir visos kariuomenės panašiai tuo metu, Lietuva 1703-1704 metai, perėmė prie šitų fuzėjų. Tokiu būdu pėstininkų skirstymas į ietininkus ir muškietininkus eina į antrą planą, ir visi pėstininkai yra ir muškietininkai, ir ietininkai, vadinamas su pritvirtinamais tais durtuvais. Bet tuo metu, kada vyksta mūsų mūšis, švedų kariuomenė dar nėra atsisakius pikių, o maskoliai jau atsisakė. Bet šitą taktinį skirtumą, jūs pamatysit, turės labai didelę reikšmę. Ką tai reiškia, kad kariuomenės gylis sumažėja, jeigu, sakykime, sustoja kareivis, seniau stodavo 5 eilėm, dabar gali stoti 4 arba net 3 eilėm 18 gylių. Ir tokiu būdu kariuomenių mažesnis skaičius užima daug didesnį frontą ir gali daug daugiau šūvių paleisti vienu metu. Ir patikimumą šaudymo išaugo iki 3 šūvių per minutę. Tai yra nerealus rezultatas, ankstesnis rezultatas buvo šūvis per minutę ir panašiai. Dabar čia yra surašyta tikslus duomenys apie patrankas, kurias turėjo švedai su savim. Šiek tiek apie kariuomenės papasakosiu daugiau. Tai yra didžiulės patrankos, 80 svarų mortyrą, 18 svarų mortyrą, 12 svarų papūklai. Šitie visi daiktai buvo skirti Biržų tvirtovės apgulčiai, ir jie mūšyje buvo ne pagalba, o turtas. Realiai tai yra balastas. Tai yra turtas, kurį tiesiog švedai turėjo kažkaip nuvežti. Ir nevaidina čia jokio vaidmens, nuo tos 12 svarų galbūt galėjo dar kažką vaidinti, bet jos yra taip sunkiai pereina iš to tempimo būsenos į kovinę, kad jas panaudoti mūšio metu nėra šansų. Tai realiai švedų artilerija sudaro štai šitos 5 regimentų
patrankos, tai yra tokios lengvos patrankėlės, 3 svarai, kurias galima rankom įstumti ir jos juda maždaug pačiu greičiu didesnį. Tai visa šita virtuvėlė iš esmės gali turėti. Sakyta, čia yra tik tai, mes sakom, balastas. Štai švedų pikinieriai 18 amžiaus pradžios, šitie žmonės, jie skirti apginti kariuomenę nuo kavalerijos atakų. Matot, ietis įremta yra į koją, jeigu atlėkė žirgas, jisai į krūtinę nutaikoma jam šitą ietis. Ir žirgas arba pasimato, tai jau jeigu gilesnis žirgas net nepuola tokios lygiuotės. Jų jau nedaug buvo švedijos kariuomenė, bet jų buvo labai svarbi aplinkybė mūšio eigoje. Dabar kiek ten tų švedų realiai buvo, kadangi sakiau, jie ten tikslus yra, tai mes turim tų liudijimus, matyti jų gali būti ir daugiau, kur tiksliai išvardinta, kiek čia tų žmonių buvo. Tai čia yra generolo leitenantas Stuarto raportas, jisai yra pakankamai patikimas ir gan sakyčiau tikslus, kada kiekvienas kareivis yra suskaičiuojamas ir yra pateikiami duomenys, kurie yra labiau apibendrinti. Ir nors bendras skaičius nedaug skiriasi, bet vis tik tai yra skirtumas už 200 išsapiegų kavalerijos, taip ir neaišku, ar jie dalyvavo mūšį, ne. Nes pagal mūšį eigą jie nedalyvavo, pagal raportus ten išlenda ten, jų ten majoras kažką pasakė, reiškia, ir greičiausiai tai, ką jie pasakė, jie buvo naudojami aprūpinimo funkcijom. Tai yra maisto surinkimų žvalgybai ir gali būti, kad pačiam mūšį nedalyvavo. Dėl to gali būti ir skirtumas būti šiek tiek skaičius. Bet tokiu atveju tai nėra labai daug, jeigu mes lyginsim su kitais mūšiais. Tačiau reikia suprasti, kad visam Kuršui okupuoti švedai galėjo palikti 3000 žmonių, visam Kuršui. Tai iš Kuršo įgulos čia yra pusė, tai yra pusė. Kam reikalinga ta įgula? Kadangi pagrindinė Švedijos kariuomenė jau nužygiavus buvo į Lenkiją, tai buvo komunikacijų užtikrinimai ir tvirtovių statybai. Tai jos negali vienos palikti tokiam krašte, natūraliai kažkokia dalis kareivių turi saugoti tos įtvirtintus punktus. Tai kaip suprantat, minimumas. Bendrai Švedijos kariuomenės mobilizacinis resursas tuo metu maždaug 36 000 nuolatinės kariuomenės. Tai gal ir nemažai, bet kita vertus, atsižvelgiant kiek yra karo veiksmų teatrų, ten su danais neaiškia situacija, Norvegijos pasienį reikia laikyti pajėgas, jie galėjo į lauką atvesti pusę tos sumos, tai 30 000 yra švedų maksimumas. Nu tai kai žinai, kad 30 000 maksimumas, tai čia netoks jau mažas ir šitas, kaip antraeiliam karo veiksmų teatre skaičius. Dabar, kiek mūsų buvo, va čia ir didelis klausimas yra, galim pasakyti gan patikimai, kad dalyvavo du pulkai rusų pėstininkų, na, vadinkim juos maskoliais, čia jau atsižvelgiant, ką sakė Mindaugas, nors pasakyčiau, jeigu norėtume mes pakeisti Rusijos pavadinimą, tai reiktų mums tų dvigubai daugiau negu Maskva divizijų, o tada mes galėtume čia skirstyti. Tai visą laiką reikia skirti pretenzijas su potencijom. Nes jeigu neturi potencijų, tai nėra ko gauti pretenzijų. Tai štai čia šitoj vietoj mes matom, kad švedų kariuomenė yra 900 arba 1000 pėstininkų, priklauso kurio raportų rengsimės, 300 raitelių, kavalerijos, tai būtų ir dragūnai, ir kavalerija, raportuose jie pateikiami kaip ir atskirai skaičiais, tai matyti dragūnai yra daugiau matomi kaip raiti pėstininkai negu kaip tikra kavalerija, dėl to ir tas išskyrimas yra. Bet kokiu atveju tai nėra didelis skaičius, na ir 32 artileristai. Tai va tie artileristai, kurie reiškiasi jau galėjo su tais sunkiaisiais pabūklais daryti, tai juos mes kažkaip priskaičiuoti prie kariaujančių nelabai turėtume, tai grubiai kalbant apie 1400 vyrų šitą mūšį. Jau kaip ten patikimai galim pasakyti tokį skaičių. Tai kitoj pusėje, reiškia, rusų pajėgos du pėstininkų pulkai, kadangi vėliavas surinko švedai visas. Jos yra išsaugotos ir ten tiksliai beveik rusai patys padirbėjo, nustatė, kokios ten kopos, kokie ten vėliavėlės buvo. Tai dviejų pulkų simboliai labai aiškiai matosi, bet tai tas pulkas maždaug 1000 žmonių. Jie yra, tie pulkai, perdavimo būsenai, jie yra, kitokio lygio, kaip, pavyzdžiui, tos šaulius, vadinamosius, Petras I išlaikė už maištą 1698-99 metais, bet vėliavos jų liko, tai tos vėliavos dar tų šaulių išlaikytų. Matyt, tų kareivių ten nieks neišbandė, reiškia, juos vėlgi rekrutavo į kariuomenę, tai jie tokie yra po perdavimus, po reformos. Irgi toks neaiškus suragatas, po 1700 metų, reiškia, to baisaus Narvos mūšio, kur švedai turėdami 5 kartus kareivių puolė rusus įtvirtintose pozicijose ir sutraiškė,
tai maskoliai turėjo galvoj baisų kompleksą švedų. Bijojo kariuomenės skaičius. Jie tiesiog bijojo tų švedų. Baisus jie labai. Tai čia jų tokia jau charakteristika kokybė. Tai dar ne ta Petro kariuomenė, kuri ten triuškina švedus jau po kelių metų. Čia dar yra tokia, sakykime, mušto šuns efektą turintis. Rusų artileristų, kiek buvo, neturiu žinių, bet 11 pabūklų su visa kompanija. Tie pabūklai yra, kaip matysit, yra gyvi, Švedijos nusipirks, galime parodyti tiksliai, kaip jie atrodė. Na ir ta Lietuvos kavalerija. Švedai sako 3000. Na, ta analizė, kiek jau juos čia pavyko rasti, na, tiesą sakant, nepaneigė šitas skaičius. Aišku, kad daug vėliavų. Vėliavų dydis yra visiškai neaiškus, Lietuvai niekada neaišku, kiek tai vėliavų žmonių, bet maksimum 100, minimum 20. Nu tai skaičiuokime apie 50, tai matysit, kiek tų vėliavų mes maždaug turim. Tai tas santykis vis tiek gaunasi iš viso, reiškia, maždaug pėstininkų 1:2, kavalerijos 1:10 ir 1:8, čia priklausys, kaip su tos sapiegos daliniais darysim, artilerijos maždaug 1:2, na tai bendras santykis 1:2. Tai va toks santykis jėgų, reiškia, kai matot, kaip ir labai jau mums čia negražus tas santykis, bet atsižvelgiant į kitus mūšius, tai kaip ir įprastas. Čia yra toks, na, toks daug reikalas. Kokie gyvadai? Rusų pulkininkas Gadonas minimas, vardas, tėvavardis dar nėra žinomi, pulkininkai Nečaevas ir Protopopovas, šitie yra konkretesni, kadangi žmonės buvo žinomi. Jie atvyko maždaug 1702 metais į Lietuvą, Biržuose atsirado prieš pat mūšį, likus keliom savaitėm, matyt, nes švedai turėjo tokias žinias, tai yra, na, tokie atvykę žmonės, dar nelabai susigyvenę. Lietuvos kariuomenėje vadovauja mažai žinomas regimentorius generolas majoras Karpis. Nelabai figūra ryški. Regimentorius reiškia laikiną karo vadą, čia toks mūsų kariuomenės laipsnis yra, reiškia, bet pagrindinis lyderis buvo Mykolas Servacijus Višneveckis, kuris mūšyje nedalyvavo. Tai irgi labai spalvinga asmenybė, laimėtojas mano tirtam Viršūniškio mūšyje. Daugiau toks viešųjų ryšių žmogus, bet sugebėdavęs padaryti įspūdį aplinkai ir matysite, kaip jisai atrodo, bus vaizdelis. Na ir švedų vadas, pulkininkas Adomas Liudvikas Rauenhauptas, garsus labai karo vadas, tiek savo tarnybą ankstesnėse kariuomenėse, tai buvo toksai, žinot, samdomas karininkas visai Europai, tarnavęs 4 kariuomenėse, visur gerai pasižymėjęs, tai yra likęs labai palaipsniui tais karjeros laikais. Ir dalyvavęs vėlesniuose mūšiuose jau generolo statuose, šiandien mūšiais po pulkininko laipsnio. Na, kaip atrodo Mykolas Servacijus Višneveckis, na, toks ryškus figūros, jisai ne tik tai tuo metu buvo garsus žmogus, jam buvo suteiktas toks neįtikėtinas generalo pulkininko laipsnis, kuris, reiškia, kaip sakė, aukščiau karalius. Ne tik tai tvarkė karinius reikalus Lietuvos tuo momentu, nes Sapiegos su tais titulais, reiškia, tų etmonų tuo metu, reiškia, buvo tarsi kitoj pusėj, o atimti iš jų nebuvo galima, tai tokį sukūrė laipsnį, tai jisai kuravo ir mokesčių surinkimą ir kariuomenės valdymą. Tai tokio aukšto laipsnio niekas neturėjo, paskui Liudvikas Pociejus turėjo tą pačią išskirtinę teisę. Žmogus pasižymėjęs kovose su Sapiegomis ir ten kaip išvylęs kaip žmogus, nemanyčiau, kad tai labai didelė asmenybė. Vėliau jau 18 amžiaus 10-metį bus Lietuvos kariuomenės vadas, nieko labai nepasižymėjęs. Gal labiau toksai, sakyčiau, karo praktikas, kai buvo Vygas Antanas Oginskis, Sapiegų priešininkas, jau čia gerokai pilietiniam kare pasižymėjęs, toks, sakyčiau, labiau realiai dirbantis žmogus. Na, jis tapo paskui lauko etmonu, bet apie jokias aukštus ten karinius išsilavinimus kalbos nėra, patirties nėra, daugiau politikas kariuomenė, aš taip įvardinčiau abudu šitos veikėjus. Na, dabar apie švedus galim daugiau pasakyti, dėl to, kad švedai daugiau ką yra parašę. Tai Kuršo valdytojas, kuris kaip ir vadovavo ne pačiam mūšiui, bet visai tai operacijai, generolas majoras Karlas Markus Stewart, labai garsus karo inžinierius. Yra dalyvavęs įvairių tvirtovių statybose, man teko matyti jos statytas tvirtovės. Ir jo čia užduotis ir buvo įtvirtinti užimto Kuršo tvirtovės. Jisai užsiimdavo tos turėjo visus kareivius savo žinioje, reikia tiesiog statyti tvirtinimus.
Na, bet jisai vadovavo ir tam pačiam Levenhauptui ir kaip 1703 metais gavo generolo leitenanto laipsnį, kas yra iš esmės paskutinis aukščiausias laipsnis iki Varšuvos. Čia jau yra, na, ką kariškio gyvenime jau aukščiausias laipsnis. Taip kaip Lietuvos kariuomenė aukštesnio laipsnio nebuvo. Adomas Liudvikas Levenhauptas ypatingai gabus karo vadas, pasižymėjęs labai gerai santykiai su kareiviais, kariškis iš pašaukimo, jeigu taip galima pasakyti, visą gyvenimą kare, labai didelė jo karinė patirtis buvo. Na ir jam buvo priskiriamas tokios asmeninės savybės kaip atsargumas, bet kada jau reiškia ateina laikas veikti, jame įsijungdavo antras bėgis, kaip sako. Jisai tiesiog sugebėdavo persimainyti, užmiršdavo tą atsargumą ir tada, bet kai jis tardavo žodį kariams, tai tie kariai suprasdavo, ką jis kalba. Tas ryšys tarp karininko ir karių buvo nepaprastas. Čia gal ir pamatysit mūšio eigoje. Kairiojo švedų sparno vadas, kuriam teko atlaikyti galbūt esminį smūgį Lietuvos kariuomenės, tai Johanas Adolfas Klodas von Jurgensburgas. Tuo metu jisai buvo Nylando pėstininko regimento vadas, vėliau tapo generolu. Čia matote pulko vėliavą, originaliai tuo metu gali būti, kad jis dalyvavusi mūsų mūšyje, ne trofėjai, yra švedų kariuomenės. Vėliau buvo paskirtas Rygos pėstininkų šefų mokyklos partizanis formatas. Toks įrašas yra jo biografijoje. Kairiajam sparnui, na, tikrai irgi gabus karo vadas. Tai tiek apie vadus, dabar pats jau mūšis. Dėl ko viskas įvyko? Reiškia, na, įsivaizduokit, švedai užėmė Kuršą, švedų kariuomenė turi. Tai ką veikia švedų kariuomenė? Arba jinai gina savo punktus, arba jinai vykdo reidus apsirūpinti maistu ir paštu. Nu, kad iš savo provincijos užimtos neimti, žygiuoti galėtų. Čia ne pirmas toks žygis ir nedidelis būrys, maždaug 480 karių. Šiauriniai Lietuvoje, čia apie Mažeikius, reiškia, rinko pašarą ir maistą ir tuo metu gauna žinią, kad Biržų tvirtovė palikta be apsaugos, chaosas, neaišku kas valdo, vartai neprižiūrėti, kad galima iš eigos tą tvirtovę paimti. Nu ir gavęs tą informaciją praneša Stuartui, reiškia taip ir taip, ką daro. Ir Stuartas sako, Biržų tvirtovė yra esminis įtvirtinis Šiaurės Lietuvoje, jeigu paimsim, tai principė viso pusė Lietuvos bus mūsų ir tada mūsų tas Kuršo užnugaris taps saugia zona. Ir gavęs iš Rygos, nes Ryga priklausė Švedijai, iki karo, reiškiasi, tas garsiasis patrankas, paramos, 180 iki 1400, tai žinom, kad viso švedų 3000, čia praktiškai visos jų pajėgos, kurias buvo galima nuimti iš saugomų objektų. Jie žygiuoja, reiškia, paimti tos švedų tvirtovės, šitos Biržų tvirtovės. Biržų tvirtovė atrodo taip, čia yra tikslus 1704 metų piešinys, tarp kitko Lietuvos istorikai kartais labai kreivai žiūri švedų priešinius, ten abejoja ir taip toliau. Čia biržiečiai žino tą istoriją, kad, reiškia, ilgą laiką 1625 metų, reiškia, dar 26, reiškia, tai brėžiniai buvo rašomi kaip netikslus, tai čia yra didelė klaida. Švedų karo inžinieriai yra tikslus ir nemeluoja, mažiau reikia juos abejoti, reiškia. Planai praktiškai nemeluoja, tiksliai taip jinai ir atrodė, čia jūs matot priemaišus. Tai pagal tas žinias, kurias jie turėjo, reiškia, tada pradėjo, reiškia, čia dar buvo tie priemaišai sveiki. Tai tvirtovė rimta ir apskaičiuota maždaug 1000 žmonių turėjo ginti, tokio dydžio kariuomenė. Tai jie ten girdėjo, kad ten 70 kariai turi, tai ką, čia 1400 lengvai turės. Čia yra rekonstrukcija, kaip pati tvirtovė galėjo tuo metu atrodyti. Čia pagal mano maketą padaryta rekonstrukcija, tai nežinau, kiek teisinga, nes kai ką aš čia pats sukūriau, tai žiūrėjau, tai mano kūriniai ten pateko. Taigi kas atsitinka? Reiškia, švedų kariuomenė žygiuoja link Pasvalio su tikslu paimti, reiškia, Biržus, štai šitą kelią, ir gauna žinią, kad visiškai netokia situacija. Priemiesčiai sudeginti, tvirtovė sustiprinta apsauga ir 3000 maskolių pėstininkų atvyko į Biržus. Ir kad ten susikoncentravo Lietuvos kariuomenė ir kad vyrai spauskit namo, dabar tik staigiai, nes jūs nebegrįžti. Ir jie sudarbo karo tarybai pasitarė, žvalgyba nustato, kad žinios yra teisingos ir arčiausių kelių, palei mūšą, kairiuoju krantu, žygiuoja link Bauskus, kur yra jau pirmoji švedis. Vat ką jie čia daro. Ir tempė tas patrankas, kurios dabar jau tampa jiem balastą.
Ir dar kur surinkę buvo tą proviantą ir pašarą su tais visais vežimais irgi tenėsi su savim, nes tie, kurie laukia, tuščiom rankom grįžti negali. Kadangi grobis geras, nes jeigu pavyktų Levenhauptą sutriuškinti šitoje vietoje, lietuviams atsivertų galimybę įsiveržti Kuršą, nes liktų tik tai 1500 švedų visam Kurše, iš principo mažos pajėgos ir jau čia mūsų Lietuvos pajėgos kartu su Maskoliu tais pulkais galėjo iš esmės žygiuoti iki Rygos, tai gal Rygos nepaimtų, bet ir Rygos liniją galima būtų atsiimti. Taigi meta didžiulės pastangas ir sukuria tokias mūsų tokios pajėgas. Suformuoja centrą iš Maskvos kariuomenės, kadangi Lietuvos kariuomenė pėstininkai visada buvo silpnoji vieta, nes pas mus mažai buvo laisvųjų žmonių. Taigi čia pastato rusus, tos 2 pėstininkų pulkus su 11 lauko pulkų. Ten dar yra keletą žmonių, kurie ir karo inžinieriai išmano. Kairysis lietuvių sparnas sudaromas iš 18 lietuviškų vėliavų, kitur parašyta dragūnų, sunku pasakyti, ar šitie dragūnai, ir 2 vokiškos vėliavos. Vokiškos vėliavos tai ne vokiečiai čia buvo, bet vadinamieji svetimšalių autorumento daliniai, turintis europietišką organizaciją. Tai šitie daliniai gali būti, tos 2 vėliavos gali būti 200 karių. Ta prasme, čia rimčiau sukomplektuoti daliniai. Čia greičiausiai po 50 žmonių kiekvienoje vėliavoje. Dešiniajame sparne pastatoma 17 lietuviškų vėliavų bendras pavadinimas ir 15 Lietuvos totorių vėliavų. Ir rezerve kariuomenė turi 8 vėliavas, kurios turėtų būti panaudotas galima mūšio momentu. Tai, kaip matot, gan didžiulės pajėgos gerai organizuotos, suskirstytos pagal funkcijas, pagal stipriausias dalis. Ką daro švedai? Švedų rikiuotė yra absoliučiai tiksliai žinoma, kiek stovėjo kokioj dėžutėje, kiek žmonių, kadangi fotografija yra apibrėžinėta. Tai jie išrikiuoja savo kariuomenę taip, kad yra pėstininkai ir kavalerija. Pėstininkai ir kavalerija. Štai tokią pirmą liniją suformuoja. Šonuose pastato, sparnuose, kraštutiniuose grenadierių puskopės, apie jas truputėlį kalbėsim, matot, vienam sparne ir kitam grenadieriai. Tai čia bus taip pat puskopė 50 vyrų, maždaug patys rinktiniai pėstininkai. O iš paskos saugomi va štai šitų vienos kuopos, reiškia, pusantros kuopos saugotos vežimus. O 2 linijos išsirikiavę ir jie štai taip tokia forma. Rezervo jokio jie neturi, na maždaug iš tokia idėja, kad jeigu apsups mūsų pajėgas, tai štai šitie vyrai tam kažkokiu būtų ten apsaugos tos vežimus. O tokia jų rikiuotė. Dabar čia, reiškia, mano senos schemos, jas reikėtų gerokai atnaujinti, bet esmė yra tokia, kad labai svarbu, kur yra tie keliai seni. Ir keliai 20 amžiuje yra labai stipriai pasikeitę visoje Lietuvoje. Tuo tarpu iki 1 pasaulinio karo kelių tinklas labai mažai keitėsi. Dėl tos priežasties reikia rasti 1 pasaulinio karo ataskaitas žemėlapius ir tada žiūrėti, kokie keliukai yra. Nes šiuo atveju tai yra svarbu. Kaip jūs čia matote, čia yra Saločiai šitoj pusėje, čia yra Šakarniai šitoj vietoj, čia yra Šakarniai. Čia yra Perkėla šitoj vietoj. Ir čia mes matom, reiškia, va, išsidėsto Lietuvos Maskvos kariuomenė šitoj vietoj. O čia štai švedai žygiuodami, reiškia, palei mūšą, čia tokia dauba yra. Ir va ta dauba prie, jie pamato šitas pajėgas. Ir supranta, kad reikalai prasti. Ir tie, kurie silpnesnių nervų ir Sapiegų majoras, sako, vyručiai, šansų jokių, ką jūs padarysit. Žinot, kavalerija vienas raideris vizualiai atrodo kaip pėstininkas. Tai jeigu daug kavalerijos, tai vizualiai atrodo labai dar daugiau. Iškiai tokia masė. Ir tada jie sako, taigi čia be šansų. Mes negalim grįžti, kadangi čia per tą perkelą, na, per tą perkelą iš esmės, iškiai galima pereiti per mūšą, priešingą atveju visi uždaryti. Ir tada šitas Adomas Liudvikas Levenhauptas ištarė tą savo garsą frazę su viešpaties pagalbos. Kadangi man tekstus vertė toks švedų majoras, tai aš mačiau jo akise tokį pasididžiavimą žigurėlį, kai jis ištarė tos žodžius. Nu supranta, karys, ką tai reiškia. Nu tų šansų praktiškai jokių neturi. Ir tada vadas sako, su viešpaties pagalba mažai prasimušė. Ir tada kariai sušūko ir viešpats mums padės. Va čia yra tas užrašyta visose atsiminimuose, tos garsios frazės, kada jie jau, reiškia, pasišvenčia ir sako, mes pasimušėm. Mano supratimu šita schema yra pati tiksliausia ir ko gero daryta arba mūšio metu, arba toj po jo, nes yra piešta ranka, nelabai grafiškai gerai, kad mes galim įsivaizduoti situaciją. Reiškia, čia žygiuoja švedai, mato čia tie vežimai visi antra linija, čia išsirikiavę maišyti ir pėstininkai
su raiteliais. Ir jie pamato visų pirma Lietuvos kavaleriją, nes tai vyksta anksti ryte, tarp kitko data mūšio nėra iki galo išaiškinta. Pagal vienus aprašymus 19, pagal kitų 29, mano skaičiavimas 20 dieną iš ryto. Tai čia reikėtų dar ieškoti to tikslaus parašymo, dėl to ta data visą laiką dar gali būti kažkokiu tokiu klaustukų. Bet aišku, kad tai yra ankstyvas rytas ir kada švedai pamato tik Lietuvos raitelius, dar truputėlį jam atrodo šviesiau, bet užeina rūkas ir kariuomenė sustoja nieko nematyti. Ir tuo metu, kol yra tas rūkas, maskvėnai baigia keltis per upę ir pastato šitą vagendrūką. Tai va, čia Ernestai, kaip aš tada sakiau, kad pastatė tuoj prieš mūšį tą vagendrūką. Čia nebuvo, kad ten savaitę stovėjo. Jie tiesiog persikėlė staigiai tarpusavio vežimų sukabino tarpusavį. Nu ir galvoja, ką tie švedai mums padarys. Kas tai yra vagendrūkas, tai yra tarpusavį sukabinti vežimai ir tarpuose pastatytos patrankos, įsitvirtinę šauliai, reiškiasi, na, tokie įtvirtinimai, dar priekį švedai pastato vadinamosios ispaniškus tuos raitelius, na, tai kaip vadinama tokie, žinot, tokie sukryžiuoti pagalėjai, tokio daikto. Toks pėstininkų padaromas dalykas iš iečių, kuris labai gerai saugo pėstininkus nuo kavalerijos atakos. Kažkiek atstoja tą pikinėlių funkciją. Nu va, ir čia mato tas visas vėliavas išsirikiavusias, kurios čia yra, tai reiškia maskoliai žino, kad jų sparnus dengia Lietuvos kavalerija, lietuviai reiškiasi, va, jie čia iš kuniškelių puola, tokie pato tokie apkabinę laiko rikiuotę, tikėdamėsi atsukti mažą švedų kariuomenę ir ją sunaikinti. Šita schema yra labai iškalbinga, šitie piešiniai yra skirti tam, kad karininkai grįžę namo pasakotų, kaip įvyko. Tai nėra grafinis piešinys, bet yra supaprastinta schema ir tikras karo istorikas jau iš čia visko gali papasakoti. Šitą rekonstrukciją pavaizduoti tokiais elementais. Taigi čia mes matom maždaug kaip atrodo ta rikiuotė, kokia jos sudėtinės dalys, šitas vagendrūkas įtvirtintas, reiškia, čia ratu apkabinanti kariuomenė. Švedų kariuomenė yra blogoje pozicijoje dėl to, kad dešiniai pusėje tik tai kažkiek apsaugota mūšos, nors irgi neaišku iki kiek, kairysis sparnas visiškai atviras. Reiškiasi tikėtis, kad tavęs neapsuks jokių šansų, tai tada gali tik vieną dalyką padaryti, pasiruošti, jeigu ką, gintis apsupty. Psichologiškai yra be galo sudėtingas dalykas ir čia kariai turi būti kažkokie tai supermenai ir visiškai pasitikėti vadais, kad galėtų kautis tokiom sunkiom sąlygomis. Jeigu kai tavo sparną kas nors sutraiško arba išeina iš nugarį, tai būna prastai. Kaip atrodo grenadieriai? Grenadieriai yra rimtai pavalgę ir gerai nuaugę vyrai, kurie šalia įprastų pėstininkų ginklų turi tokias mėtamas granatas. Tos granatos yra viršų, tarp tvirtovė yra atrasta ne viena tokia granata, jos yra molinės, dažniausiai vadinasi stiklinės, molinės. Yra užtaisas, labai pavojingas ginklas, nes rankos perstovi. Tai reiškia, kad žmonės ir nekvaili ir fiziškai stiprus, kad numestų tokį daiktą toliau, kad tos šukės nesužeistų pačių žmonių. Tai šitie labai čia turėjo įtakos antrajame etape. Taigi kas atsitinka? Lietuvos kavalerija puola švedus, bet nesinchroniškai. Dešiniajam Lietuvos kariuomenės sparne puola anksčiau, apsupa švedus, švedai nepasimeta, antroji linija pakeičia frontą, sudaro tokį, kaip reiškiasi, tokią dėžutę iš visų pusę atsitvėrusią. Ir štai šitam sparne lietuviams visiškai netikėtai granato ataka, kuri pabaido žirgus ir ta visa kavalerija, reiškiasi, po šitos stipraus puolimo, jinai kažkur dingsta iš mūšio. Čia esminis įvykis vyksta pačiam pirmajame etape. O čia tas klotas, reiškia, čia ir pasižymi von Liugenburgas, reiškia, čia jis ir pasižymi šitoje vietoje, kad sugeba atlaikyti tokią sunkią ataką. Švedai žygiuoja toliau, vyksta artilerijos dvikova, rusai šaudo švedams lekia iš galvų, švedai šaudo, rusams sprogsta viduj. 5 pabūklai prieš 11 švedai eina viršų. Vat kas yra geras karių parengimas. Tada lietuvių puolimas kitame sparne, bet matėsi, kad jie sumetė lietuviai visas pajėgas į tą 10 sparną, tai čia jų nebesudarė didelio pavojaus, kadangi švedų grenadieriai jau žinojo, kad lietuviai bijo šitos granatų atakos. Juda toliau, priartėja prie Maskvėnų, Maskvėnai netekę sparnų, labai išsigandę, nežino ką daryti, jau pradeda bėgti. Pamatę švedus, jau pradeda po truputį bėgti, bet švedai prieina prie tų, reiškia, tų užtvarų ir staiga paaiškėja, kad rusai nebeturi tų iečių, turi tik šautuvų sudurtus. O dar švedai turi. Ir tada ateini prie to vagendrūko, tai jie
vienytis pasirodo privalumas, nes jinai nesibaigia šovinėje, pradeda badyti tuos, reiškia, maskvėnus. Ir maskvėnai pradeda bėgti, nebeturi šansų. Ir tas bėgimas, jisai ir yra ta vieta, kur Ernestas ras daugiausiai įvairiausių dalykų. Va, matome, tas reikingas atrodo, čia yra būtent šito pulko, Helsinkio pulko tas kitinėjus, kaip jisai atrodo, čia tiksliai matot uniformą, atitinka maždaug tuo metu, kaip tas atrodė. Ir tada, va, tas matot trečiasis etapas, kada kavalerija lietuvių pasitraukė iš mūšio lauko, vėliau Maskvėnai mus kaltins dėl šito dalyko, o Višnioveckis atsiprašinės. Ir čia mes matom, kaip užimtas Vakarbudas, rusai bėga, matyt, jie bėga ir iš Akarnio pusę, kaip galima spręsti, ir matyt, į to šaltį, nu, bent Imbraskas, ir šiandien. Tai čia yra surašyta, kiek čia ko kas paėmė. Švedai paėmė 405 vėliavas ir 130 mažesnių ženklų. Dar ženkliukų 492 ir kaip matot, labai daug, nu, praktiškai viską 500 vežimų su visų turtų. Ir visa tai šiandien guli Armijos muziejuje. Va čia yra stebuklas, nes kadangi švedų niekada niekas neužkariavo, pas juos muziejai atrodo taip, ką padėjai, tas ir stovi. Nu, įvairių ten būseną tų veiktų, bet reiškia iš principo. Čia matot Maskvėnų patrankos, kaip atrodo, paimtos Saločių mūšiai. Čia yra konkretus piešiniai yra. Čia matot vėliavos Maskvėnų. Viena, kita. Čia jie taip įdomios tos vėliavos, reiškia tokios rytietiškai tarsi elementai, bet čia jų kovų su totoriais ir turkais pasiekmes. Šitas kažkodėl Maskvėnai priskiria lietuviams, nors pagrindą tokio aš nematau, bet čia būtų kažkokie labai lietuviški simboliai, gal nebent tai pats kryžius, reiškia Maltos kryžiaus formos, bet nepanašu, kad lietuvių stovykla būtų paimta, tai nelabai tų daiktų jie negalėjo paimti. Čia dar. Čia daiktai, kurie švedą nežino, kas tai pataikas, kažkoks maskoriškas reikalas. Va, na ir būgnas, kuris jau matėte pačiam pradinėme etape. Čia pagrindinis raportas, išleistas 1757 metais, apie šitos mūšius jau išleistas kaip išleistas daiktas. Bet yra ir tų liudijimų daugiau, jie vienas su kitu komunikuoja, galima ten, aišku, dėl detalių kažkiek ginčytis, bet yra gana neblogai aprašytas mūšis. Tai toks pristatymas šito mūšio, ir dabar gal tokiam apibendrinimui keletą nuomonę apie reikšmę. Karo meno požiūriu tai yra briliantinis mūšis. Su tokiom pajėgom, su to balastu, prasimušti tokioj situacijai, čia, žinokit, jau rimtas reikalas. Ir, sakykime, tas skaičiai gal nėra labai svarbus, bet santykis toksai ir bendra situacija nėra verta dėmesio ir tikrai daugelį kariškių gali būti įdomu analizuoti šitą mūšį. Kodėl mūsų kariuomenė pasirodė taip prastai? Dėl to, kad rimtai ją nebuvo žiūrima, kadangi 1699 metais ir 700 metais, kada Sapiegos, reiškia, pateko į nemalonę, jeigu taip galima pasakyti, Lietuvos konfliktinė kariuomenė buvo stengiamasi paleisti, gal iki galo jos visos ir nepaleido, bet ir tos, kurios nepaleido, apie, jeigu nemeluoju, 3500 žmonių nužygiavo pasaulius antrąjį, patį geriausią kariuomenę buvo Lenkija, ir čia buvo tokie likučiai. Ir galima spręsti, reiškia, iš tų detalių, kuriuos mes žinom, kad dalis tų dalinių buvo sudaryti arba tuoj prieš mūšį, arba buvo sudaryti iš pašauktinių bajorų. Reiškia, ten tas procentas toks iki galo neaiškus, kas tos lietuviškos vėliavos. Greičiausiai, kad bus tas pirmas variantas, kad tai yra tokia, kuriama kariuomenė. Iš tų gautų pinigų, nes pinigų jie gauna iš Maskvolių. Todėl, kad Višnioveckis po Darsuko mūšio padarė labai gerą viešųjų ryšių akciją. Jisai pasakė, kad sumušė švedai ir danų karalių, ir carą sumušė, reiškia, prie Narvos. O aš, Višnioveckis, sutvarkiau tos švedus. Ir nesvarbu, kad tų švedų ten buvo 120, reiškia, raitelių, ir ten paskui priplaukė varžom keli pėstininkai, bet tas nuskambėjo kaip toks, žinot, esminis persilaužimas kare. Ir tas labai paveikė. Ir Maskvos caras davė jam tų pinigų. Ką reiškia turėti pinigų karo metu kišenėje? Tai tu giedmoki savo visiems draugeliam, visiems kitiem, o ten, kadangi visi badavo, jie tai tada plūsta pas tokį varo žmonės, nes jis turi pinigų. Jis
sumoka už karą. Tai suprantat, kad čia tie dalykai šiek tiek yra susiję. Ir tas kariuomenės kokybės elementas, jisai iš tikrųjų visą 17 amžių labai krenta žemyn. Ta kariuomenė, kurią mes turėjom 17 amžiaus pirmoji pusė, jau pabaigoje amžiaus mes jos praktiškai neturim, todėl kad ta valstybė, jinai tokia praranda stuburą, jinai pavirsta tokia truputėlį nevaldoma kampanija. Tai ir Lenkų karo istorikai pastebi, kad ir tauta nusprendžia nebekariauti, nebenori kariauti, nebenori į kariuomenę, tai yra nebe taip populiaru kaip buvo anksčiau. Ir tas, reiškia, visi šitie reiškiniai, jie kokybinės charakteristikos, kaip matot, visiškai paverčia mus nepajėgiančią kariuomenę. Ir čia ne vienas atvejis, nes paskui po metų, dar 1704 metais Sėlpilio mūšyje, reiškia, Lietuvos kariuomenė su patrankom, reiškia, šturmuoja ten tokį mažą, iš esmės bataliono įtvirtinimo punktą ir gyvenime nepadaro. Nesugeba įveikti sudėtingesnių uždavinių, dėl to, kad švedai kieti, dėl to, kad jie moka kariauti, šitie, reiškia, tik tai moka daugiau kariauti prieš Sapiegų dvarus plėšti ir panašiai. Tai čia yra tokie kokybiniai dalykai, kurie svarbus, todėl karo meno požiūris šitas mūšis yra labai įdomus. Na, o kalbant apie kitus dalykus, apie turizmo vystymą, tai čia yra tikrai traukos objektas visiems kariškiam, ypatingai švedam. Na, o mums irgi labai sveika kartais nepaskęsti savo sukurtose iliuzijose, kad mums tik užteks čia pašaukti, sės bajorą ant žirgo ir čia viskas bus. Nieko nebus, jeigu nebus pasiruošimo, jeigu nebus darbo, jeigu nebus treniruotės. O čia yra geras pavyzdys, kaip nereikia daryti. Ačiū Jums.